Bebrai daro žalą, didžiausia užtvanka va ten. Pasiprašym kito bebro, kad padarytų tvarką. Gal kažkiek padarys. Bėga vandenėlis. Oho, keliasi ne traktorius. Nu, čiut gali. Nes ant laido važiuoja, bet tai čia nieko tokio tas laidas gal. Kestai, gal tu sakau viršų biškį pastum pradžiai? Birželio 7 diena. Atvažiavome į Gilučius, čia aikštelėj vyks plovo virimo čempionatas. Dalyvaujame metai iš eilės, svarbiausia dalyvauti. Nu, laimėti visą laiką yra svarbu, bet svarbiausia yra padalyvauti. Tai pasirodysim viso veiksmo, kaip čia vyks. Startas 3, plovo dalinimas 7. Tai turėsim visam tam laikui 4 valandas. Skutenom baranioką 6 mėnesį jauną tokį, tai žodžiu, nu tokia jau yra jų paskirtis. To eisim lupt, skust, pjaustyt, kepti, virti, maišyti. Na va, finišo tiesioji, pasižiūrim, ką turim. Haha, kurgančiukas jau sukrautas. Sukrautas kurgančiukas,
Jau česnakėlis, viskas gerai. Einam tikrinti, kur mūsų salotikės. Salotikės irgi gerai. Kebrūnė irgi gerai, visi gerai. Bet žinokit, bus įdėti į YouTube, neužpykite. Viskas tvarkoj, toj finišas. 7 valandą viską išdidinėsim, nešim įvertintojams, žiūrėsim, kad čia baigsis. Neturim dabar jau. Tai kas nuvažiuos? Visai finišas. Va toks va grožis. Konkurentas. Prašom, bandykit tosti. Plaukų čia nėra. Spėjot? Vakar. Spjovėt šiandien? Į čia? Ačiū, nes gyvatės naudų visą laiką reikia, galvoju, kur gaut. Sveiki visi. Šeštadienio ankstyvus rytas. Mažu niekas gaudo paukštelius visą laiką, mėgsta įsilakstyti paskui juos. Žodžiu, reikia padaryti česnako peilį. Reikia nusukti kaupiką smidrų, tas lėkštes, prisuksim. Bet čia vando ragelius prisukom, jeigu matot. Tada reikia prikonstruoti vanten, prikonstruosime laikiklius, kad galima būtų uždėti va tą bloką. Nes šitie japoniški traktoriukai neturi priverstinio paspaudimo. Jisai krenta savo svoriu visus, žodžiu, keltis į kelią, bet nespaudžia. Tai jeigu nėra svorio, tai tiesiog tas naragėlis nenorės įlysti į žemę. Tai, žodžiu, reikia padaryti kuo daugiau svorio, kad būtų. Tai važiavom į draugišką kaiminystę, pasidarysim darbus, važiuosim kažkur išbandyti. Parduotuvėj, nusipirkom parduotuvėj kampuotį. Kamputis keturkampis. Čia va privirinsim, sudėsim blokus. Va šiokia tokia yra jau padaryta griaučiai. Čia va sustiprinimas. Čia dar va tokio sustiprinimo padarysim. Ir važiuosim bandyti. Tai kad dirbam toliau. Nedaug čia mums jau finišo tiesioj. Ir važiuosim į bandymų poligoną, kur nors ieškosim.
Taigi, padarėme. Taip, ten, čia vadėsis blokas. Tai parodysim, kaip uždėsim su kaimynu. Einam su kaimynu, uždėsim bloką ir važiuosim kažkur bandyti. Taip, kaimynas jau stovi, einam kaimynę. Ну ты прибавлять было, а ты цепнул за дышки так нету. Dar gali, kad va, tu nori bandyk. Gerai būti priekį bandyti. Oi, gražiai liktis verčiasi. Biškį pripakel galiau, tu čia labai jau... A jeigu bėgi didesnį biškį vienu? A jeigu biškį vienu didesnį bėgi, gal greičiau? Greičiau? Na ką, aš to labai jau taip... O, kiluoja. Kaip ir pavyko. Parsivežėm vištelių. Nu, ten, kur pirkom, žaslėse nefilmavau. Va, štai jos ten va. Tai, kaip rodysim. Va, jau spėjo jos pritvarkyti viską. Va, kuku. Vištas. Ten. Čia yra 7, o ten yra 8 iš viso. Iš viso 15 vištų nupirkom. Einam dabar, dar atskirsim, padarysim, kad senosios vištos jų neskriaustų. Turiu tokį aptvarėlį padaręs. Reikės atsukti. Ten tokia landa, nu parodysiu žodžiu. Einam, padirbsim biškį. Štai tas. Šitos senukės dar neliasintos. Dėl to mane apspitė. Va, šitą reikia atsinešti kastuvą. Šitą va, čia atitversim va. O va čia va. Eikit vištos, šurkių lizdai. Eikit vištos, nenervuokit ten. O va čia va reikia va šitą va atsukti visą ratuku ir bus jom kitas išlindimas. Tai žodžiu, einam įrankių, reikia kastuvą, reikia atėjau pasižiūrėti, kad čia yra kryžminis šitas. Mano draugas va. Daidė. Piktas jis ant manęs visą laiką būna. Eikit višto šonan. Taip, gerai, tai. That's what I say. That's what I say. That's what I say. That's what I say. Na štai, vištelės šviežios įkurdintos, dar labai baikščios va, pasislapstė, senės lesa,
Čia bus vandenėlis, ten bus maistelis, atnešim dar vieną, ten pakabinsim, turime metalinį ir ten va, tas iš to vamzdžio padarytas, kur yra. Ten va, ten va, lesava, o ten va čia va užsipila. Žodžiu, pulkas didėja, yra planuosi čia dar naują vištidę dar vieną pastatyti, šalia išsiplėsti, pažiūrėsim, gal su mėsiniais kas nors viščiokais gausis, bus matyti. Šiandien nemažai padaryta tas česnakų šaknų nupjevėjas pakelėjas ir vištelės naujos nupirktos, atvežtos, įkurdintos. Beliko tik tai atnešti vandenuosiu vandenį, pasileisiu, užpilsiu, dar atnešiu vieną pakabinsiu, ir šiandieną, sakykime, bus kvit. Reikėtų jau mums pasisakyti, kad ačiū, kad prenumeruojate, ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad skatinat savo draugus prenumeruoti ir mūsų žiūrėti. Nepamirškite paspausti varpelio, kai bus naujas video. Ir iki sekančių kartų. Važiuosim česnakų patikrinti, parodysim, kas ten darosi. Česnakėliai, ai, jau lemba, va. Va, jau jie užrezgia ir jų nemažai jau užrezgia. Ir jau reikia eiti ir pjauti. Reikės eiti ir pjauti, jau reikės talkos. Aha. Tu matai, kaip greitai. Žinau, tokį vieną laifhaką tu jau parodysiu. Tai va, traukia ir išsitraukia, bet neįsitraukia. Šitas nutrūko. Nu ką, česnakai jau šiandien yra birželio 14 diena. Dalis česnakų jau yra su šitas suseklytėm, kaip čia su žiedais, su žiedkočiais taip vadinamais, ir jų taip jau žiūriu, taip yra. Reiškia, kitą savaitę tikrai jau reikės pjaustyti žiedkočius, garantuoti. Jau reikia pjauti. Nu ir šiaip taip lemba ta žolė tokia, vat, mane nervina. Žolės yra ne tiek daug, bet jos yra ir mane jinai nervina. Ką su tą žolę padaryti, nieko šiandien darysiu, jau yra kaip yra. Gal dar tik tai reikia nusipurkšti nuo puvinio ir jį pamaitinti reikia. Tai darysim rytoj turbūt. To ir viskas bus pabaigta. Šiaip tai va taip. Jo, labai greitai jie čia. To žiedkočius atrodo dar tik praeitą savaitę buvau, dar jų buvo. Net užuomazgų nebuvo. Jau šiandien čiuk, jau prileidė, jau jie užsisukė. Jau dar savaitėlę palaukiam ir pjausim. Gerai, kuliniuojam, važiuojam. Einam pažiūrėsim, ten labai daug žolių yra vienai vietai. Bet ką, šiaip daug, nieko čia neprižiūrėsiu per daug. Yra kaip yra. Oi, darbelio čia bus. Gal kas nors nori žiedkočių? Laisvai pasidalinčiau. Atvažiuokit, susiskinkit, labai skanus marinatai, gaunasi pesto, galima pasidaryti skaniai. Va šitoj vietoj šlapia ir va čia dėl to siuklės, va matot, visur siuklė pilna. Va, ir čia va šlapia ir jaučiasi, va. Matai, čia kažkoks tai yra šaltinis išlindęs. Tai čia jau taip jau visą laiką. Ir pavasarį čia taip visą laiką drėgna būdavo. Gali būti išmirkti čia. Tas siuklis taip ir atrodo. Nu, žodžiu, kaip čia beeitum, ką bežiūrėtum. Česnakų yra, žiedkočiai yra. Reiškiasi, reikia juos pjauti. Tai tiek žodžių šito Evangelijai. Šutinam namo. Šiandieną bendruomenėje susitikimas vieno iš mūsų nario yra 45 metai. Su to jį ir sveikinam. Šutinam namo praustis, kada.